Antroji Rytos kova, tai reiškia, kad jau jinai šaltą dušą yra patyrusi, jinai turi būti dar brandesnė, užtikrintesnė savo veiksmuose, įvertinu savo galimybės ir aš manau, kad čia mes galėsime pamatyti gražią kovą. Na ir matyt turėjo ką pasakyti per traukėlę tarp kovų ir Lietuvos rinktinės treneriai, apsitarė taktiką ir kaip reikėtų kovoti su šitą priešininkė ir dabar belieka žiūrėti, ar pavyks Rytai realizuoti tai, kam jinai ruošiasi. Iš tikrųjų, tai yra dar vienas privalumas, kada yra labai smagu kovoti antrą ratą, dėl to, kad tu realiai vertini priešininką, su kuriuo turi susitikti tą dieną. Kartais informacija, kurią tu pamatai internetinėje erdvėje, gali būti apgaulinga, jis gali būti tą dieną traumuotas, sergantis, tai tu vertini jo galimybės, pažiūri naujoves ir tada gali pasirodyti labiau taktiškai antram ratui su būsimu priešininku. Rytą matom aukštesnė, už varžovę visą galvą aukštesnė, aišku, išnaudoja tą ūgio pranašumą, ilgesnės rankos, stabilesnė stovėsena ir aš manau, kad dabar jinai tauposi, matom, kad jaučia, kad kontroliuoja kovą ir tikrai nepersistengia pradžioj, kad galėtų padaryti, suaktyvėti į pabaigą. Dabar svarbu neprasileisti klastingo smūgio, po kurio gautų tašką Čilės atstovė. Iš tikrųjų, Rita, atsiprašau, labai akcentuoti ir protingai muša antrų smūgių, taip vadinamų. Jinai pirmų smūgių sutelkė žmogaus dėmesį į vieną pusę ir tada eina galingas kontratakuojantis smūgis visiškai į kitą pusę. Tai jei kol kas tai pavyksta ir matosi, kad varžovė visiškai net nesureaguoja į šitos kontratakuojančius smūgius ir dominuoja. Puikus pavyzdys ir matyt pirma kova, kai taip aiškiai apskritai ant šito pasaulio čempionato tatame dabar liko pusę minutės ir puikus pavyzdys, kaip akivaizdžiai persvara yra Rytos pusėje, dar iki šiol nebuvo, matyt, taip aiškiai dominuojamos kovos. Tai yra labai geros taktikos sudėliojimas. Bet vėl rankomis, pergalė rankomis pasiekta, netgi smūgio, vieną kitą smūgį keliu į pilvą. Ir priešininkė nebeturi laiko nei atsikvėpti, nei atsakyti. Nes stovi jau rankos tik formaliai pakeltos. Ar ne? Manau, kad pratęsimų šitoje vietoje nereiks. Matėme, kaip Rita tokį pergalingą gestą ranką parodė, tarsi suprasdama, jausdama ir žinodama, kad teisėjai skirs pergalę jai. Na, jinai tikrai šioje kovoje ir kol kas šiame čempionate atrodo labai brandi ir aš manau, kad čia viskas aišku. Vėl vieninga teisėjų pergalė. Rita Pivoriūnaitė keliauja toliau. Kol kas fantastiškas rezultatas. Visi rinktinės lyderiai pasiekė savo tikslus, keliauja į kitus.